Mes kai projektuojam savo terasas, užsakovam aš sakau, iškart numatykime ir įvertinkime visus elementus, ko jūs galite ateityje norėti. Turiu omeny pergolas, džekuzės ir panašiai. Nes kiekvienas papildomas elementas turi būti suderintas su bendra terasa. Nes po to kažką pakeisti gali būti labai sudėtinga. Žiūrėkit, šitoj terasai. Mes žinom, kad čia bus stoginė sustumdoma stiklų sistema. Mes iškart padarėm polius įgrėžėm ir karkasą apdėjom, paruošėm karkasą, taip kaip priklauso. 3 poliai, 3 vietos įstatyti kolonai. Ateis laikas, nusiėmėt lentas, tiesiog įstatėt koloną, apipjovot lentas, uždėjot, sumontavot, viskas. Toliau, lietaus surinkimo sistema. Šitoj terasai mes numatėm ir atvedėm iškart lietaus surinkimo sistemą, kad joks lietus nebūtų paleidžiamas po terasa, nes papildoma drėgmė po terasa ne į sveikatą. Toliau, mes šitoj terasą norėsim 2 kontūrų apšvietimo. Tai yra pagrindinis kontūras ir toliau antras, tai yra dekoro elementai. Laiptai ir ta pakopa užsidegs. Iškart numatyta visas laidynas, pravedžiota elektra. Visas apšvietimo mazgas yra numatytas šitoj vietoj, čia sueina visai laidais, čia bus sudėta komutacinė dėžė. Tai yra, bus padarytos revizinė išimama lenta. Išėmė į lentą, visą dėžę įsistūmė, nereikia sustūmė ir šičia ant magnetukų užsideda ta lenta. Valdymas įeis į stoginės koloną šičia atvesta. Taip pat atvestas laidas yra jėgos kabelis, tai yra rozetė tiek apačioj, tiek su šito kabeliu bus galima užkilti ir stoginė viršų įsivedžioti rozetės infrarediniam apšildymui. Dabar, visai neseniai prie komentarų, kur aš išsakiau mintį, kad jeigu reikia perdaryti jau esamą terasą, laiko sąnaudos yra panašios, kaip padaryti naują terasą, jeigu tu nori padaryti stoginę ir išgręžti polius. Tai šiuo atveju buvo komentaras, kad nesąmonė, išsiėmė 2-3 lentas, susigrėžė į polius ir toliau sudėjo. Dabar žiūrėkit, kur yra problema. Dažniausiai, kai įsiėmė 2-3 lentas ir tau reikia gręžti polių, tu dažniausiai nori uždengti visą terasą. Ir įsivaizduokit, jeigu reiktų šitoj vietoje įgręžti polį, tu faktiškai turi viską išrinkti, kad galėtum daeiti. Taip, jeigu man, pavyzdžiui, tiktų polį įsigręžti šitoj vietoje, kur nėra karkaso, karkaso žingsnis yra 40, man būtų kur kas lengviau, bet visi nori užsidengti maksimaliai terasos. Ir praktiškai, jeigu jūs turite terasą ir norit pasidaryti stoginę ir nėra paruošiamųjų darbų padaryti, ko gero paprasčiausias variantas - gręžti polių išoriai ir dėti koloną išoriai. Mažiausia vargo ir jūs turit stoginę nelįsdami į šitą terasą. Taigi, bičiuliai, mažos apgalvotos detalės dabar jums padeda išvengti didelių problemų ateityje. Su jumis buvo Saulius Venslauskas, statome jums išskirtinės terasos jūsų namams. Iki!